Kas palaiko naują mokestį? Konservatoriai, liberalų sąjūdis, 2 ar 3 socialdemokratai, labai daug opozicijos apskritai nedalyvavo balsavime, kas keista, todėl mokestį palaikė 56 salėje buvę parlamentarai, ko ir kaip ir užteko, kad mokestis judėtų toliau ir dabar jau liko tik paskutinis balsavimas. Kokio dydžio bus mokestis? Nuo 500% iki 4% nuo būsto vertės. Reikia pripažinti, kad būsto vertė bus skaičiuojama pagal registrų centro masinį vertinimą, tai yra paprastai mažesnės kainos, negu mes sutinkame rinkoje. Kas pasikeistų lyginant su dabartiniais mokesčiais? Šiuo metu gyvenamojo turto, nekilnojamo turto mokestis taikomas turtingiams žmonėms. Jei asmuo turi, pavyzdžiui, daugiau turto negu už 150 000 eurų, arba jeigu tai yra šeima ir jie kartu turi daugiau negu už 300 000 eurų, tuomet jiems taikomas nekilnojamo turto mokesčio tarifas. Ir tarifai yra progresiniai. 0,5% iš pradžių, tuomet yra 1%, o jeigu bendrai šeimos turtas arba vienas turtas viršyje 500 000 eurų, tai taikomas ir visas 2% tarifas. Su naujais mokesčiais tarifus nustatytų savivaldybė, mokesčiai keliautų tiesiai savivaldybei ir mokestis būtų taikomas ne bendrai asmens turto vertė, bet kiekvienam objektui. Tad turėtume situaciją skirtingai kiekvienoje savivaldybėje. Ar planuojama apmokestinti ir tą vienintelį gyvenamąjį būstą? Nes čia būtų ne kova su spekuliantais, nuomotojais ar nekilnojamo turto rinkos problemomis, bet tiesiog naštos uždėjimas silpniausiams. Taip, šiuo metu iš tiesų neplanuojama apmokestinti būsto, jeigu jisai neviršyje 1,5 medianos savivaldybės būsto verčių. Ką tai reiškia konkrečiai? Pavyzdžiui, Vilniuje mediana yra 60 000, tad 1,5 medianos 90 000. Klaipėdoje tai apie 70 000, o Anykščiuose tik 7 000. Ir jeigu jūsų pirmo būsto vertė neviršytų šitų skaičių, tai taip, jūs mokesčio ir nemokėtumėte. Pabrėžiu, kad tai yra vertinami pagal registrų centro vertės. Kiek skaitau, visur skirtingai. Vienur rašo, kad savivaldybės pačios nuspręs, kokį tarifą taikyti pirmajam būstui, kitur sakoma, kad bus konkretus tarifai priklausomai nuo medianos ir panašiai. Vyriausybė iš tiesų iš pradžių siūlė būstus skirstyti pagal jų vertę ir taikyti konkrečius tarifus. Dėl to atsirado painiava. Dabar siūlomas sprendimas tai labiau būdas palikti pačioms savivaldybėms nuspręsti tarifą. Vienintelis saugiklis, kuris yra paliktas, tai netaikyti tarifą atsižvelgiant į pirmo būsto vertę. Kaip jau minėta, Vilniuje tai galėtų būti 90 000 eurų.